Labadiena! Šiandien sveikinamės su aromatologė, Sveikatos ir grožio akademijos vadovė bei lektorė Rūta Čilenskienė. Labadiena, Rūta! Labadiena, Gabija! Ir šiandien turime aptarti labai svarbią temą. Kaip žinia, keičiantys sezonai dažnai pradeda pulti įvairios virusinės ligos – peršalimai, sloga, gripas ir taip toliau. Ir atėjus rudeniui, kol kas mes turim labai šiltą rudenį iš tikrųjų, tačiau rytai ir vakarai jau būna vėsesni ir tas oras kartais gali būti apgaulingas. Ir daugelis žmonių jau susiduria su peršalimo ligomis. Tai šiandien, Rūta, norime paklausti jūsų, kaip stiprinti imunitetą, kad sirgti tektų rečiau arba iš viso nesirgtume. Yra labai paprasti dalykai, apie kuriuos mes užmirštam, tai yra 3 taisyklės, kurias privalo žinoti kiekvienas žmogus. Tai pirmoji mūsų maistas, jis turi būti mums naudingas. Ir kažkada tai Avicenas yra pasakęs, maistas tai yra vaistas. Mes turime valgyti taip, kad mes iš to maisto gautume gausą vitaminų, mineralų ir energijos visą pliūpsnį. Antras dalykas tai būtinai mūsų mintis. Mes užmiršome, kas mes esame gamtos vienyje, gamtos dalis ir mes privalome gryninti save, švarinti save, prižiūrėti save. Ir trečias, toks labai svarbus irgi reikšmingas dalykas, tai yra grūdinimasis. Nereikia bijoti tų kaitų metų laikų, bet reikia tapti kartu su tuo laiku, tame laike būti. Jeigu dabar mes turim tokį nuostabų rudenį, auksinį rudenį, saulėtą, šiltą, tai mes užmirštam, kad jisai yra tuo pačiu ir pavojingas, nes yra temperatūrų kaita, diena šilta, naktį šalta. Bet jeigu mes pasiruošiam tam rudeniui, jeigu mes darome detoksą organizmo, jeigu mes švarinamės taip, kaip mes švarinam savo aplinką, taip mes turim švarinti save, tai mes niekada nesusirgsim. Bet niekada negali sakyti niekada, nes visą laiką ateina toks tam tikras laikas, stresas, įtampa, bėgimas ir mūsų aplanko negatyvas. Tai yra sloga, tai yra kosulys, tai kūnas sako, duoda ženklus, į ką atkreipti dėmesį, ką turėtume daryti. Tai arba mes gyvenimą turim keisti, arba mes įpročius turim keisti, arba mes maistą turim keisti, arba savo požiūrį turim keisti, nes nieko šiaip savo nevyksta. Ta pati sloga duoda mums suprasti, kad mes neteisingai kvėpuojame, neteisingai priemame gyvenimą. Ir reikia atsižvelgti tai, bet jeigu mes slopiname tos simptomus vaistais, purškalais, vietoj to, kad nueiti įsimaudyti ežerą arba su jūros vandeniu praplauti kvėpavimo takus, tai duoda supratimą, kad tu viską gali, tik tai tu užmiršti, kas tu esi. Ir iš tiesų žmogus gali įvairiai padėti savo susirgęs. Na tai jeigu žmogus visgi susirgo, ar ne, dėl vienų ar kitų priežasčių, stresas, įtampa ir taip toliau, kokie eteriniai aliejai jam galėtų padėti? Vat būtent kokius augalus jam rinktis, kad sumažinti slogą, gerklės skausmą, temperatūrą? Aš kaip aromatologė tai tikrai rekomenduočiau šiam laikotarpiui pasiruošti žiemos periodui ir pasiruošti medų. Dabar yra šviežiai, tik tai ką paruoštas medus, mes jam galime pagardinti eteriniais aliejais, bet tai ne tik tai, kad pagardas, bet mes jau gaunam imunostimuliatorių. Pavyzdžiui, paimam puslitriuką medaus ir 3 lašelį imbiero. Mes kiekvieną dieną galim save stimuliuoti, savo imuninę sistemą su medumi. Ryte ant tuščio skrandžios paima mažą šaukštelį su šaltu vandeniu arba kūno temperatūros. Iš tikrųjų, tai žmogus turėtų naudoti ne žemesnė, ne šaltesnė kaip 37 laipsnių vandenį. Ir su malonumu mėgaudomisi mes gaunam labai ne tik tai, kad imunostimuliatorių, bet ir malonumą, ir gėrį. Ir tuo labiau, kad imbieras, jisai skatina visą imuninę sistemą, virškinimą, skrandį, mūsų imuninė sistema visą užveda ir sako, viskas, kelkis, nemiegok, eik, gyvenk. Tuo labiau, kad mes galime su liepžiedžių eterinių aliejų, jūs Gabija, žinot, koks jisai yra nuostabus ir kas tai yra liepžiedžių eterinis aliejus, lygiai taip pat pasidaryti. Lygiai taip pat mes galim su damasko rože. Ir rekomenduočiau neužmiršti čiobrelio, lietuviško čiobrelio eterinio aliejaus. Tai yra visiems negalavimams pagrindas, užbėgti už akių lygai. Kosulys, sloga,
Taip pat šalavies muskatinis, kada mūsų peršti gerklė, atskersvi, šalti ledai arba šaltas gėrimas arba mašinė kondicionavimo sistema, jinai mus žlugdo. Tai čia ir dabar čiobrelis yra numeris 1. Lygiai taip pat ir kvapnusis gvazdikėlis. Neužmirškime, kad jis yra mums labai naudingas, todėl kad jis pats geriausias antiseptikas, pats geriausias antioksidantas ir pats geriausias ginklas su virusais, bakterijom ir įvairiausiam peršalimo lygom. Tai šiai dienai aš sakyčiau, kad tai yra patys reikšmingiausi eteriniai aliejai, kalbant apie peršalimą ir imuninę sistemą, tai yra imbieras, liepžiedis, čiobrelis ir jeigu sloga, pipirinė mėta. Nereikia užmiršti, kad jinai mums palengvina kvėpavimą ir eukaliptas. Tai galima naudoti su medum. Galima naudoti į vonę, daryti vones su druska įlašinant tam tikrus eterinius aliejus, su soda, su medumi. Ir visą laiką sakysiu, kad neužmirškit, kad yra baltas vynas. Nes į baltą vyną įlašinus, pavyzdžiui, 3 eterinius aliejus, tai geranija, mandarinas ir jeigu labai sunki diena, tai kadagys, po 5 lašus ant stiklinės vyno, 250 ml balto vyno ir įpilus tą vyną į vonę mes turime relaksą, mes turime imunostimuliaciją, mes turime detoksikaciją viso organizmo ir kas yra labai svarbu, mes gauname malonumą. Mes save motyvuojame gėrio hormono gamybai. Šiai dienai tai yra labai svarbu, nes mes gyvenam labai greitam gyvenime. Bėgimas, lėkimas, ofisai, mašinos, eilės, kamščiai ir taip toliau. Ir mes užmirštame, kas mes esam. Save mylėti, savim rūpintis, savimi žavėtis, nes tik laimingos moteris, kurios myli save, jos sukuria aplinką harmoningą. Neskubėjime ir nekonkurencijai su vyrais, kad mes greitos, mes gabios, mes tikslą turime, siekim, jokių būdų. Čia yra pats didžiausias moterų priešas. Moteris turi mokėti prašyti, padėti vyro, moteris turi suprasti, kada tylėti ir nesimaišyti vyro reikalus ir moteris turi mėgautis. Taip kaip mes dabar su jumis gamtoje. Iš tikrųjų skamba nuostabiai, tik tai kiekvienam žmogui yra labai aktualu, kiek to eterinio aliejaus naudoti, nes yra labai svarbu dozavimas. Dažnai žmogui atrodo, kad įpilsiu daugiau arba gryno įpilsiu kažkur ir bus geriau, bet ar iš tiesų tai yra taip ir kaip tada atsargiai ir saugiai dozuoti? Nuostabus klausimas, Gabija. Tai, kas daugiau, tai nereiškia, kad tai yra geriau. Kaip tik su eteriniais aliejais geriau mažiau negu per daug. Nes kada per daug mes galime pakenkti ženkliai daugiau negu pagerinti savo būseną. Taip? Jeigu mes pradėsim savo visą laiką naudoti kvapnų gvazdikėlį sveikatinimo tikslams. Viskas tvarkoja, jeigu mes nepereinam tų galimų taisyklių. Nors gyvenime nėra taisyklių, bet čia yra dozavimo taisyklės, kurių mes turime laikytis. Todėl, kad dabar mokslas žengia labai dideliais žingsniais ir jie įrodinėja, kaip kenkia kepenim, kaip žarnynui, kaip kraujotakai, kaip limfotakai. Tai viskas, kas yra ant kūno dedama, tai negali viršyti 10%. Tai labai paprastai paskaičiuoti, jeigu mes paimam augalinio aliejaus 100 ml, tai mes 10 ml galime disponuoti sveikatinimo tikslams eteriniais aliejais. Tai po 3 ml kiekvieno eterinio aliejaus, jeigu mes pasiemam 3, pavyzdžiui, imbierą tą patį, kvapnų gvazdikėlį ir pipirinę mėtą. Nors aš imčiau cinamoną, jeigu gvazdikėlis, kur šildanti prieš virusus, prieš peršalimą ir įtrinti savo padus, pasidaryti masažą, kraujotakai stimuliuoti nugarai, taip, stuburo keteras. Lygiai taip pat mes užmirštame rankas, mūsų delnus, nes čia yra visi akupunktūros taškai, kur čia ir dabar tai yra ploniausia oda mūsų delnuose ir ploniausia oda mūsų kojose, ten nėra riebalinio sluoksnio ir labai greitai patenka į kraują, labai gerai absorbuoja limfą ir mes jaučiame va čia ir dabar. Netgi kojas masažuojant, jeigu mes masažuosime su tam tikrais eteriniais aliejais, net skonį jausime jo burnoje to eterinio aliejaus. Tai koks yra ginklas
tas eterinis aliejus nuo visų peršalimo ligų. Tai yra tiesiog, aš sakau, mes daug ko nežinom, ką mes turime ir ko mes galim mėgautis ir būti visą laiką sveikais, jaunais, žvaliais ir labai geros nuotaikos. Na ir nusilpus imunitetui ne iš karto galbūt pasireiškia sloga ar gerklės skausmas. Dažnai atsiranda pirmiausia tokie pirmieji signalai, kaip, pavyzdžiui, lūpų pūslelėjinė arba žaizdelės burnoje stomatitas. Ar yra eterinių aliejų, kurie gali padėti tuo atveju, jeigu, tarkim, jau atsirado pūslelėjinė, kaip tada sustiprinti visą organizmą, kad nereikėtų vėliau dar sirgti ir palengvintų būtent tuos nemalonius simptomus? Vienų eterinių aliejų receptų aš tikrai neatsakysiu jums į šitą klausimą ir paaiškinsiu, kodėl. Pūslelinė, arba kitaip sakant, herpes simplex simptomas, tai yra jau mūsų organizme yra tas virusas ir mums reikėtų visų pirma susirūpinti savo imunitetu, nes tai signalas, kad mūsų imuninė sistema yra labai ženkliai nusėdusi. Mes negalime kovoti su tam tikrais interventais, jeigu taip galima pasakyti, kurie mūsų aplanko. Tai reikėtų būtinai daryti detoksikaciją ir savo imuniteto stimuliaciją, o tada tik tai naikinti tą virusą. Bet jeigu jau pas mus yra herpesas ant lūpų, tai geresnio būdo kaip arbatmedis arba eukaliptas aš tikrai nežinau. Tiesiog paimti ir prideginti, kad jis neplystų. Nes tai yra virusas, kuris labai greitai ir lengvai plinta. Jeigu mes einam su tuo virusu į pirtį, į baseiną, drėkinam, šlapinam, jisai tuoj pat jo gausėja. Bet kada mes jį džiovinam ir deginam, jis tiesiog nyksta. Bet prie tokių simptomų, taip pat kaip ir stomatitas, tai reikia visų pirma pasidaryti kraujo tyrimą. Pažiūrėti, kas išsamei yra mūsų kraujo, ko mums trūksta iš maisto, iš mikroelementų, iš mineralų, ką mes galėtume įvesti papildomai, kad mūsų imunitetas pradėtų gerai funkcionuoti. Tokiam periode tai labai svarbu yra visą laiką, yra nuostabus preparatas, farmacijos sukurtas, tai mitochondrijų stimuliatorius. Kas yra mitochondrijos? Tai mūsų ląstelės varikliai, kurie neleidžia mums užmigti, o jie duoda mūsų ląstelėm informaciją, kad reikia veikti, reikia gydyti, reikia sveikatinti, reikia gyventi, reikia atsinaujinti. Tai visą laiką reikia pasižiūrėti kraujo tyrimus ir tik tai su jų išsamiais išrašais mes galime parinkti, ko reikia. Bet prie viso sveikatinimo, tai eteriniai aliejai, šiai dienai aš geriau nežinau, kas veikia kaip eteriniai aliejai. Na ir šaltuoju sezono metu labai dažnas mėgsta pirtį ir maudynės po pirties. Ir dažnai žmonės galvoja, kad jeigu ant pirties akmenų užpils eterinių aliejų, tai pasieks dar geresnių rezultatų. Ką Jūs manote apie eterinius aliejus ir pirtį? Jo, dabar Gabija, Jūs uždavėt klausimą, aš iš karto atsikvėpiau ir tai yra žiauru. Jeigu eterius naudoja tiesiai, lašina ant akmenų, tai aš suprantu, kad žmonės visiškai neturi supratimo, kas yra eteris. Eteris žūna prie karščio ir jokių būdų negalime eterinių aliejų naudoti pirtyje. Po pirties ritualams su aliejumi įtrinti savo kūną taip. Pirtyje nėra geresnio būdo, kaip yra fitoterapija. Tai yra ąžuolo lapų tinktūra arba nuoviras, arba ta pilama ant akmenų, čiobrelių, tų pačių kadagių, eukaliptų, augalų, aš turiu omeny, užvirint karštų vandeniu ir paskui tą vandenį mes naudojam ant akmenų. Tai yra viskas, tai yra fantastinis poveikis, tai yra emocija, tai yra efektas, tai yra sveikatinimas. Bet jeigu mes paimam eterį lašinam ant akmenų, mes žudom eterio našumą ir poveikį, nežinodami, ką mes tai naudojam. Tai geriau eterį naudoti po pirties, o fitonuovirus naudoti ant akmenų. Tai ženkliai daugiau, efektyviau ir čia ir dabar efektas bus. Aišku, kad pirtis yra nuostabus dalykas ir jį reikia priimti bent vieną kartą į savaitę, nes tai yra pats geriausias būdas detokso. Viską mes pašalinam per prakaitavimą iš savo kūno. Tai aš už, bet tik tai fito, o eterius jau po pirties naudoti, nes mes negausim to efekto, kokio mes tikimės, o kaip tik galim dar daugiau pakenkti savo kvėpavimo takams. O kalbant apie eterinių aliejų naudojimą į vidų, yra paplitęs būdas, kad užlašina ant šaukšto medaus eterinio aliejaus
ir suvalgo tą šaukštelį. Ar tai nėra per daug, nes jūs minėjote, kad reikėtų į stiklainį užmaišyti eterinį aliejų, ten tam tikrą kiekį ir tada tą medų valgyti. Ar norint suteikti stipresnį poveikį galima daryti tokiu būdu? Jeigu yra gerklės skausmas, tai aišku, aš rekomenduočiau šalavijo muskatinio eterinį aliejų su medum, jeigu žmogus nealergiškas eteriams ir medum. Ir medų nealergiškas. Ir pipirinė mėta, ir citrina. Tai naikina skausmą, nuima peršėjimą ir naikina virusą, kuris yra mūsų gerklėje. Taip? Tai va 3 eteriniai aliejai - pipirinė mėta, šalavijas muskatinis ir citrina, kurie padeda čia ir dabar. Yra ledinukai su eteriniais aliejais. Ir juos galima naudoti kaip į aliejaus šaukštą, taip ir į medaus šaukštelį. Šaukštas medaus jau yra per daug organizmų susitvarkyti, nes labai daug gliukozės pateks į kraują. Su medumi reikia labai atsargiai ir perlenkti tos ribos tikrai nereikia. Tai nereiškia, kad aš medaus prisivalgysiu ir man bus gerai. Kaip tik organizmui dar yra šokas, nes jisai gauna gliukozės, gliukozė atsideda į celiulitą ir taip toliau. Visa atskira paskaita, tai 3 eteriniai aliejai, kuriuos galima prie gerklės. Labai gerai, kada yra sloga, tai būtų nuostabu daryti masažą, jokių būdų nekišti nosį ten eterinių aliejų, nebent jeigu negalit prakvėpuoti, tai tada pipirinė mėta ir eukaliptas. Tai mes galim yra tokie pieštukai, kur lašinasi eteris ir galima kvėpuoti. Tai aš rekomenduočiau su tais pieštukais įsigyti tuos pieštukus ir lašinti eterinius aliejus. Tai yra fantastika. Ir masažas šiai dienai nieko neatstos. Jokių vaistų, jokių procedūrų, pėdos, rankos ir mūsų stuburo keteros, tai yra kraujotaka, mes labai gerai sutvarkom ir padedam savo organizmui. Ir poveikis čia ir dabar. O kalbant apie dažnumą, kaip dažnai galima tada daryti, tarkim, pėdų masažą su eteriniu aliejum? Ir kuo skiriasi tas dažnumas esant ligai ir kai norim daryti profilaktiškai? Kiek kartų per dieną galima daryti masažą arba kiek kartų per dieną reikėtų valgyti medų su eteriniu aliejum? Šiaip savo kiekvieną dieną valgyti medų su eteriniu aliejum tikrai nereikia. Supraskite vieną paprastą dalyką, kad eteris jisai yra labai skvarbus ir skalsus ir greitai veikiantis. Ir mes pratinti organizmą neturime kiekvieną kartą valgant, pavyzdžiui, kiekvieną rytą citrinos eterinis aliejus ir medus. Reikia suprasti, kokiam poveikiu, kokiam reikalui mes naudojam tos eterinius aliejus su medumi. Tai savimasažą, jūsų klausimą atsakant, daryti ryte ir vakare. Kada mes sveiki, ryte ir vakare, be jokio nuovargio. Ryte atsikėlėm, kojas masažuojam. Man labai patinka rytų moteris, jos kiekvieną dieną išeidamos iš namų daro tam tikrus ritualus. Ir tuose ritualuose yra pėdų masažas, rankų masažas ir limfos stimuliavimas. Tai yra tam tikri pratimai, be kurių jos neišeina iš namų. Tai aš kaip moteris rekomenduočiau kiekvieną dieną 2 kartus ryte ir vakare daryti savimasažą. Kada mes susirgam, tai mažiausiai dieną 3 kartus masažuoti, lygiai taip pat pėdas ir rankas. Aš negaliu garantuoti, jeigu jūs kiekvieną dieną darysit savimasažą ryte ir vakare, kad jūs nesusirgsit, bet taip yra. Jeigu mes darom masažą rankų ir kojų, retai kas susirga. Todėl, kad mes nedarom ją sausai, mes darom su aliejų ir tam tikrais eteriniais aliejais pagal poreikį. Taip, jeigu aš išeinu iš namų, aš pasiemu damasko rožės, harmonizuoti savo estrogeno laiktą arba geraniją ir įsilašinu vieną lašiuką ant šaukšto aliejaus ir darau savo pėdų masažą. Geresnio būdo aš nežinau atpalaidavimui moters ir harmonizavimui savo moteriškų savybių, savo hormonų, apykaitos. Lygiai taip pat rankos, lygiai taip pat stuburas, lygiai taip pat veidas. Mes turime masažuoti kiekvieną rytą, išeiti gamtą ir saulės energiją paimti ir įleisti į savo odą. Šviesą, kvapą, dabartinis laikas yra tiesiog nuostabus, kiek daug mums žemė atiduoda ir mes turime tuo mėgautis. Tai aš rekomenduočiau, kad būtų įprotis savimasažo, tai yra imuninės sistemos stimuliavimas. Šaltas dušas būtinas, reikalingas, jeigu mes
dušą priemam kūno temperatūros, tai paskui tiesiog šaltas sukti ir tokį šoką savo kūnui duoti, kad jisai priprastų ir jisai turėtų suprasti kūnas, kad dabar reikia imuninę sistemą kelti, nes visą dieną aš turėsiu ką veikti su savo kūnu, tai susitikimai, darbai ir taip toliau. Tai yra labai paprasta. Labai paprasta, tik tai reikia žinoti, kad tik tai nepakenkti. Nereikia prievartos. O kalbant pavyzdžiui apie vaikus, irgi visi vaikai išėjo į darželius, mokyklas, ten tikrai dažnai užsikrečia peršalimo ligomis. Ar vaikam galima naudoti tuos pačius eterinius aliejus kaip ir suaugusiems ir ar skiriasi tuomet dozavimas? Vaikų, čia yra atskira tema, vaikų peršalimo lygos, aišku, kad jie skiriasi, todėl kad vaikai, jų imunitetas ir jų organai dar nėra taip subrendę, taip kaip suaugusių žmonių ir reikėtų rūpintis, kad vaikas niekada nesirgtų, viskas priklauso nuo tėvų, nuo jų skleidžiamos meilės, dėmesio, rūpesčio. Vaikai neserga tik tada, kada tėvai labai daug dėmesio skiria, nes aš manau, tai mano yra požiūris asmeninis, kad vaikas suserga kvėpavimo takais tada, kada tėvai sako tylėk, nelysk, nesikišk, vėliau, ne dabar, visur ne. Bet jeigu tėvai apkabina, myli, glosto, bučiuoja, daro masažą, kiekvieną dieną ir ryte atsikėlus iš lovytės, dar nežengus kojos padaro pėdų masažą ir einant miegoti daro su lavanda, su neroliu, su damasko rože, aš nežinau, ar vaikas susirgs. Tikrai. O išleidžiant į mokyklą ar darželį tai yra labai paprastai, jeigu tikrai nerekomenduočiau vaikam masažuoti krūtinę kiekvieną dieną, bet ant apatinio trikotažo tiesiog užlašinti. Arbatmedžio, eukalipto, romos ramunėlės, bet reikia žinoti, ar vaikas nealergiškas šitiems eteriniams aliejams. Tai visą laiką užbėgsime įvykiams už akių ir neužmiršti vaikui suteikti didžiausią palaimą, tai yra apkabinimas ir bučinys, einant miegoti, nes vaikas, jisai iki 7 metų gauna tiesioginę tą energiją tėvų ir jisai turi jausti saugiai. Negalima vaiko nustumti, pas mane rimtas pokalbis, pas mane yra dabar susitikimas ir taip toliau. Vaikas yra šventa. Jeigu vaikas prieina, tai atsiprašau visiems kitiems, bet vaikas tai yra mano vaikas. Tai reikia labai daug dėmesio skirti. Net prancūzai sako, vaikas iki 3 metų turi augti su apkabinimais, va tais patapšnojimais per nugarytę. Ir jeigu teko būti Prancūzijoje, pažiūrėkit, kaip jie gražiai susitinka. Labas, aš tavęs pasiilgau, jie vienas kitą apkabina. Pas mus tai yra priimta priekabiavimas, meilė, kas čia tokio, dėl ko čia svetimas vyras pasako komplimentą, kokia tu graži, kaip tu gražiai šiandien atrodo ir tave apkabina. Bet tai yra, mes visi šitoje žemėje esame vaikai, tik tai keičiam savo apvalką su metais. Ir to bijoti nereikia, reikia visą laiką prieiti, apkabinti, pabučiuoti ir gerą žodį pasakyti. Skamba nuostabiai, iš tikrųjų, jeigu visi taip gyventų, ko gero, nei darželiuose, nei mokyklose nebūtų jokių ligų. Na, o kalbant apie eterinius aliejus ir pripratimą, ar gali išsivystyti, tarkim, priklausomybė eteriniam aliejam arba pripratimas? Taip, žinoma, prie meilės yra labai greit priprantama, todėl kad eteriniai aliejai yra ne narkotikai, tai nėra priklausomybė, kad tu negali be jų. Bet kada tu užuodi tau malonų kvapą, tu tą kvapą visą dieną išlaikai savo kvėpavimo takuose. Tu jauti jį. Pat vieną kartą įkvėpus damasko rožės, tai tiesiog tu visą dieną mėgaujasi tuo jausmu. Aš sakau visą laiką ir sakysiu visom moterim, kad išlaikykite patį brangiausią jausmą per visą dieną. Vat įkvėpiau jazmino ryte, taip, ir aš tą jausmą laikau visą dieną. Jeigu man būna aplanko bloga nuotaika, mes gyvi organizmai, viskas normalu, nereikia to bijotis, bet reikia sugrįžti. O kaip tas jazminas kvėpėjo, koks jausmas pas mane buvo, ir tiesiog sugrįžti į tą jausmą, nebijoti tų jausmų. Ir dar vienas klausimas, dažnai moterys klausia, kokiegi tie svarbiausi eteriniai aliejai, kuriuos turėčiau turėti vaistinėlėje, ar ne? Tarkim, kas nuo gerklės, kas nuo slogos ir va taip konkrečiai, kuris eterinis aliejus nuo gerklės skausmo, ką naudoti, jeigu yra temperatūra ir ar iš viso galima sumažinti temperatūrą eterinių aliejų pagalba, kas nuo slogos, kas nuo pūslelinės, na tai jūs jau paminėjot, bet nuo kitų negalavimų. Aišku, tai priklauso nuo mūsų išteklių, ką mes galim sau leisti.
bet šiai dienai 11 eterinių aliejų, kurie privalo būti kiekvienoje vaistinėlėje, tai būtina. Tai aišku, kad šlamutis, kuris stabdo kraujavimą, čia ir dabar įsidrėskiau, įsipjoviau, vaikas nukrito, tai 1-2 su šlamučiu. Antras tai turėtų būti lavanda, kada mes nudeginam arba vaikas apsiplikina ko nors, tai tikroji lavanda numeris 1, pipirinė mėta, kuri šaldo virškinimą, negalavimas, skausmas, sumušimas. 4 tai turėtų būti čiobrelis kvėpavimo takam, nors aš labai daug eterinių aliejų naudoju ir maistui, tai tikrai turėtų būti čiobrelis. Imbieras, vienas iš vaistinėlės sudedamųjų dalių. Jeigu mums skauda galva, tai geresnio recepto kaip pipirinė mėta, rozmarinas, lavanda ir ramunėlė aš tikrai nežinau. Tai tikrai turėtų būti Romos ramunėlė. Damasko rožė, kiekviena moteris turėtų turėti savo vaistinėlį, tai yra afrodiziakas, tai yra estrogeno-like gamintojas mūsų organizmui. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtume ir turėtume liepžiedžių eterinį aliejų. Tai bet kuriai situacijai, sloga, čiaudulys, peršalimas mes galime į medų ir arbatą. Tik tai noriu priminti, kad eterinių aliejų negalima į karštą vandenį, turi būti vėsus kūno temperatūros. Čia ne tai, kaip mes kavą aplikinam. Lygiai taip pat turėtų būti šalavijas muskatinis, nes tai yra moters pagalbininkas visom prasmėm, ir gerklė, ir nuotaika, ir hormonas. Jeigu moteris dar menopauzę turi, tai šalavijas muskatinis yra pats didžiausias pagalbininkas jai. Taip pat turėtų būti bazilikas, metilhalbikrolio molekulė, todėl kad jis gerina virškinimą, jis labai gerai padeda kepenų funkcijai, ir salieras, saliero eterinis aliejus. Nes kaip ir į maistą galima naudoti, taip ir grinai galima, taip galima į salotas gardinti savo patiekalus. Va tuos 11 eterinių aliejų, kuriuos aš dabar išvardinau, tai mes galim juos maiste tikrai naudoti į vidų su tuo tikslu, jeigu mums skrandis skauda, tai bazilikas, pipirinė mėta ir citrina, tai numeris 1 virškinimui. Į salotas mes galime šitų eterinių aliejų, kurį jums tik tai norisi pauoščius ir vidus sako, noriu į aliejų sumaišius įgardinti salotas. Ir kas atsitinka? Nelaimingi atsitikimai, skausmas, nukritimas, apiplikinimas, tai pipirinė mėta, šlamutis, lavanda tikroji. Tai va tokią mini vaistinėlę tikrai kiekviena moteris turėtų turėti savo virtuviai. Na ir kartais susidurime su tuo, kad žmogus, tarkim, netoleruoja kokio nors kvapo. Nu, vat, pavyzdžiui, pasiūlius arbatmetį žmogus, jis sako, ne, man labai nepatinka šitas kvapas, nors jam galbūt labai padėtų, jeigu jisai serga. Kuo tada pakeisti tuos eterinius aliejus ir galbūt tai kažką reiškia, kad žmogus kažkurio eterinio aliejaus netoleruoja? Taip, jeigu jisai netoleruoja ir nereikia prievartauti, su eteriais yra viena taisyklė, kad tai, kas man nepatinka, jokių būdų negalima naudoti. Todėl, kad mes vietoj pagalbos mes iššauksime kontraindikaciją savo organizmui. Organizmas mums sufleruoja, kas pas mus yra ir vyksta ne taip. Jeigu mes kalbėsime dabar apie olfakto terapiją, jeigu nenoriu arbatmedžio, tai aš pasiūlyčiau vietoj arbatmedžio Romos ramunėlį. Jeigu nenori Romos ramunėlės, pipirinė mėta, citrina, mandarinas, kas patinka žmogui su ta emocija. Jis nepriema švaros, jis negali būti toj erdvėje, kur ideali švara, jį tai nervuoja. Tai žmogus chaosas, kuris gyvena ir nesusitvarka su aplinka, o pirmoje eilėje su savim. Tai jam reikia surasti tą eterį, kuris jam padėtų, jį sustabdytų, harmonizuotų ir leistų įeiti į gyvenimą su džiaugsmu. Nes tie žmonės, o mes visi esam tokie, mes turim savo juodą ir baltą pusę. Ir svarbiausia, kad tarp juodos ir baltos pusės būtų lygsvara, kad neimtų nei viena, nei kita viršaus. Tai eteriai yra nuostabus gyvenimo pagalbininkai, supras pirmoje save, emociją, kur jinai pas mane, kodėl aš jas nepaleidžiu. Visai neseniai buvo atsitikimas, moteris netoleruoja tėvų. Jie yra despotai, jie diskriminuoja, jie mokina ir taip toliau. Bet vietoj to, kad jinai su jais kovoja, jinai juos tiesiog pamiltų.
Ką daro meilė? Jinai ištirpdo visus ledus, jinai ištirpdo visus tiltus, jinai nedaro konfliktinių situacijų. Ir eteris tame sąraše yra. Mes galime, kada mūsų aplanko neapykanta, pyktis, čia ir dabar savo padėti su baziliku, mairanu, ta pati lavanda. Tas pats čiobrelis gali būti, damasko rožė, nerolis, ilankė langas. Dieve, kiek daug yra eterių aplink mus, kurie mums padeda, jie jokių būdų mums nekenkia. Tik vienas bet. Viskas priklauso nuo to, kieno rankose eteris yra. Nes eteris, jūs Gabija puikiausiai žinot, kad tai yra aukščiausių vibracijų kūrinys augalo ir jisai viską sugeria čia ir dabar. Ir jeigu mes imsime eterį su pykčiu, tai mes jį pakrausim pyktį. Į tą mažą buteliuką mes eteriu leidžiam suprasti, kad jį valdo pyktis ir kokią informaciją jisai neš tam žmogui. Bet jeigu moteris ima su švaria būtybė savimi, kad jinai yra unikali, švari, ir su meilė, tai jinai tą informaciją padidina 1000 kartų. Labai svarbu savo vidų turėti ant tiek švarų, kad mes galėtume padėti vienas kitam, o ne pakenkti. Tai iš tikrųjų yra labai vertinga informacija ir aš esu tikra, kad kiekvienas klausytojas priėmė ją širdimi, net ne visai proto širdimi. Ir labai ačiū Jums, Rūta, kad sutikote dar kartą dalyvauti mūsų podcast'e, kad papasakojote apie tokią svarbią temą, kuri iš tikrųjų dabar labai aktuali kiekvienam žmogui. Ačiū visiems klausiusiems ir noriu paraginti sekti Sveikatos ir grožio akademiją Facebook'e, Instagram'e ir YouTube kanale. Čia nuolat atsiranda nauji įrašai sveikatos ir grožio temomis, taip pat aromaterapijos temomis ir mes pažadame Jums dar daug įdomių temų. Na, o dabar atsisveikiname su Rūta, labai Jums dėkojame už tai, kad pasidalinote savo patirtimi ir žiniomis. Tikiu, kad jos buvo labai naudingos kiekvienam klausysiam, ypač šiuo metu. Išlinkite visą laiką žvalūs, energingi, gražūs ir amžinai jauni. Būkite sveiki. Ačiū Jums.